filmas pastatytas pagal, australų scenarijų ir pagal šį scenarijų spėjo pastatyti ir ispanai, prancūzai, kaip, žinom. Tai ar tai iš tikrųjų rodo scenarijaus universalumą, kaip jūs tiesiog manot, tinkantį tiesiog nuo Sidnėjaus iki Vilniaus, tiesiog visiems žmonėms šitos temos turbūt irgi yra aktualios ir... Aš tai mačiau originalų australų būtent filmą, tai jisai, pavyzdžiui, aš dėl to ir sutikau filmuoti šiaip realiai, nes man australų filmas labai patiko. Jis, žinoma, šiek tiek kitaip vadinasi. Man pavadinimas irgi patinka, Mažytė mirtis. Galėjom ir mes galbūt taip filmą pavadinti, bet yra taip, kaip yra. Tai aš vien tik tai dėl to, kad tikrai puikus australų filmas, aš sutikau čia filmuotis. Žinote, jeigu yra geras scenarius, jeigu jisai gal šiuolaikinės, jis atitinka kažkokias šiuolaikinės temas, aktualias temas šeimoms visą šitą, tai jisai yra, reiškia, jeigu įma daug kas įstatyti, tai reiškia, jisai kažką tai turi. Tai žinot, kaip teatrėnu visą laiką, ten aš nelyginu čia su Šekspyru, dar kažką, visi ir stato. Man tik vienas dalykas, aš noriu visą laiką žiūrovom pasakyti, kad visą laiką būna dabar priekaištų, kad oi, čia yra pastatytas scenarius, čia jau yra kitų filmas. Žinot, mes kiekvieną dieną klausomės dainų, remake'ų, visi dabar yra remake. Aš tai supratau, kad aš dabar girdžiu vėl tas dainas, kurias girdėjau vaikystėje, tai supratau, kad senatvė atėjo tikrai. Visas girdžiu, jos visos perdainuotos dabar dainos. Visi bendrai filmų, kiek yra perdainuotų, aš nežinau, gal 40%. Holivudo tai yra, viskas yra perdirbama, viskas yra perkama iš kitur ir tiesiog... Ir matyti šitą scenarijų, aš nežinau, dėl ko jisai buvo. Prodiuseris, gal jisai buvo, jisai atitiko temą, kas yra šiemet, kas yra parduodama. Ir viskas. Tai. O šiaip ką manot apie tos perdirbinius? Iš tikrųjų, čia kai kurie atsiranda žmonių sakančių, kad lietuviai nesugeba tarsi sukurti kažkokio gero filmo, eina lengviausiu keliu ir pasirenka tiesiog kurti filmą pagal jau kažkieno parašytą scenarijų. Taip, bet visas pasaulis kūrė pagal kažkieno scenarijus. Kūrė pagal bestsellerius, pagal knygas kūrė. Mes lietuviai iš neturėjimo pinigų ar kažką nusipirkti gerų scenarijų, kažkokių tai pasaulinių bestsellerių. Mes patys pradedam kurti. O yra viena didelė bėda, kai pats režisierius ir rašo, ir režisuoja, ir dar vaidina būna. Tai yra viena didžiausių, man atrodo, bėdų. Bet, žinot, visas pasaulis taip daro. Čia ne tik lietuviai taip daro. Tai mes lietuviai šitą sakom, kad oi, čia nusipirko, čia jau buvo padarytas. O herutėlė, čia, tiesiog, žinot... Teatre, klausykit, teatre tai mes beveik visą laiką imam kitus scenarijus, vaidinam. Taip. Vaidinsi Čechovą ir sakys, taigi čia jau Čechovą rusai vaidinus. Taip. Tiesiog nereikia kreipti kažkokius kvailus komentarus ir žmonių kvailumą, kuris kartais būna iš kažkokio tai pačio nedarimo. Grįžkim prie... Gerai pasakyti, pačio nedarimo. Tas dažniausiai tiksliai kalba tas, kas nieko nedaro. O ne, o taip.